Net ir su teismų pagalba niekaip pinigų iš statybų vystytojų neatgaunantys žmonės neištvėrė. Nusprendė įvykdyti akistatą ir su Baltų projekto vadovu susitikti jam to nepranešus. Kodėl jūs slapstotės? Kas nutiko? Pradinius įnašus už namus sumokėjo žmonės nevilty. Mes radom įmonę, kuris stato namus, labai gražiai save pateikė. Nuvažiavome ir į ofisą, pasirašėm sutartis. Tikrai nebuvo nieko, kuo būtų galima abejoti, kad kažkas gali atsitikti ne to. Pasirašėm sutartį, sumokėjom 20 000 pavedimų. Įmonė žadėjo, kad namas bus pastatytas per metus. Praėjus pusmečiai pirkėjai suprato, pažadai ir liks pažadais. Kur tie pamatai, bent jau, kad žemė būtų išlyginta, nieko nėra. Tai per šalta, tai užsnigo, tai lietus lyja, tai darbuotojų nėra. Viskas kažkas, kad tik nedirbti. Pora ilgiau nebelaukė, nutraukė sutartį. Jiems statybų vystytojai pradinį įnašą turėjo grąžinti per 2 mėnesius, tačiau pavyko atgauti tik pusę sumokėtos sumos. Vėliau pora kreipėsi į teismą. Šis pripažino, kad jie yra teisūs. Nepaisant to, visų pinigų šeima taip ir neatgavo, kadangi įmoniai Panauja, su kuria jie pasirašė sutartį, net sklypas, ant kurio turėjo būti statomas namas, nepriklauso. Kitų šeimom, pralobai planais, aš nežinau. Tai nieks nematė, kaip aš pralobai. Į šio būstų pardavėjo pinkles pateko ne vienas pirkėjas. Vieną dieną mes nuvažiuojam, ant mūsų žemės sklypo statomas namas ir matom, kad netoks projektavimas, netokie langai ir tuomet skambinam. Sakom, gerbiamasis Rokai Radvilavičiau, kažkaip netaip atrodo mūsų tas namas. Ir jis atsako, oi, mes labai atsiprašom, ant jūsų sklypo statom namą kitiems žmonėms. Pora vystytojams buvo sumokėję 32 000 eurų. Nutraukus sutartį jiems pavyko atgauti vos trečdalį sumos. Kreipėmės į teismą, kreipėmės į prokuratūrą ir visur atsakymai panašus, kaip ir teismas pripažino, kad mes esam nukentėję, tačiau pinigų vis tiek nepavyksta atgauti. Kreipėmės į atitinkamas institucijas, bet irgi panašu, kad institucijos padėti mums nelabai ir gali, tiesiog ir toliau nesame atgavę tų pinigų, kaip buvo numatytas sutartyje ir panašu, kad tai nėra tiesiog civiliniai santykiai, kad mes galėtumėm laimėjus teismą išsireikalauti. Baltų projekto atstovui Rokui priklauso ne viena nekilnojamojo turto įmonė. Pradėjom toliau žiūrėti, nagrinėtis, kam tas sklypas priklauso, nustatėm, kad priklauso visai kitai įmoniai. Tos įmonės yra tarpusavį susijusios akcininkais ir vadovais, tai yra tas pats vadovas. Tai jau nusprendėm, kad čia jau yra kažkokia nelabai sąžiningi tokie veiksmai. Nukentėję teisybės bandė ieškoti ir per valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą. Tačiau gavus skundą, tarnyba nusprendė jo nenagrinėti. Pasiūlė kitą kartą atidžiau sutartį skaityti. Vartotoja, jinai pasirašė kaip lygiavertė šalis, tai vadinasi, jinai buvo partneris, investavo pinigus ir todėl tarnyba nebuvo įgaliota tokį skundą pradėti nagrinėti dėja. Skundą dėl šios gyvenvietės dar 2019 metais gavo ir teritorijų planavimo ir statybų inspekcija. Tuo metu nustatėm kelias savališkas statybas, tai buvo statomi nuotekų valymo įrenginiai be leidimų. Gyvenvietės Baltai vystytojai atsidūrė ir kriminalinės policijos akiratyje. Lietuvos kriminalinės policijos biure yra atliekamas mano kontroliuojamas ikiteisminis tyrimas dėl keleto įmonių susijusių su gyvenviete Baltai ir jų atsakingų asmenų galimai nusikalstamos veiklos, tai yra dėl apgaulingo apskaitos tvarkymo neįtraukiant į apskaitą gautų pajamų, sukčiavimo, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną pateikimo valstybės institucijoms siekiant išvengti mokesčių. Tyrimas yra didelės apimties, šiuo metu pradinėje stadijoje. Bet pasak prokurorės, byloje nerasta duomenų, kurie leistų manyti, kad buvo įvykdytas sukčiavimas asmenų įmokėjusių pinigus atžvilgiu. Tačiau taip mano ne visi. Tai reiškia, kas buvo įgyvendinta, tai yra schema tokia, kad viena įmonė, kuri pasirašo sutartis su asmenimis, neturi turto, visas turtas yra ant matomai vienos ar dviejų įmonių. Šiuo atveju tiesiog žmogus žaidžia įstatymų spragomis ir to pasekoje mes likome, kaip sakoma, nuskriausti. Čia nėra schema. Prie ko čia schema? Aš klausiu. Tikrai ne. Atgaudinėjo žmonės pinigus. Va šitie visi juos nufilmuokit, kurie yra atgavę beveik viską. Ir ant pačio galo, kada iškėlė tyrimą, baigėsi atgaudinėjimu, nes viską areštavo. Baltų internetinėme puslapyje nurodoma, kad planuojama statyti 300 namų gyvenvietę. Leidimų tokiam skaičiui namų
irgi nėra. Leidimais yra suteiktas statyti apie 41 vienbutį gyvenamą namą. Aišku, žinome tokį faktą, kad ten statomi ne tik vienbučiai gyvenamieji namai, bet ir ūkio paskirties pastatai, kurie apjungiami, keičiamos paskirtis. Nors kriminalinė policija dar pernai pranešė išaiškinusi organizuotą grupę asmenų, kurie per Baltų projektą vykdė nesąžiningą verslą statybos sektoriuje, projekto internetinėje svetainėje dar ir šiandien siūloma įsigyti namus. Greta Burlegaitė, Andrius Koskas, Artūras Kavaliauskas, Vilnius.